Iki. Stai dupę? Не, блядь, ёлки на. Давай, Голи, давай. Пускай. Как мне выбросить, вычеркнуть, выкинуть с того тумана? Пакетки взял рамка, холму сушок и запасил. Ту жвелей, ну ты как не žvejoj, kažkaip tai porą kartų buvo tokių kokius 3-4 kartus žvejot, nu nežinau, nelabai man patiko tiesą pasakius. Užmeti tą mešką ir lauki kaip dūnis, pakol užkyps, o kada nemoki žvejot, tai išvis tada. O kol išmoksi, tai pensija ateina. O jeigu tu daugiau klausimų, tai klausk, kas iki žvejų sakau. Faut que tu me dises, le demi c'est un 8. Tu vas faire pétance, je casse un tour à l'église. Les gros y'a que des fins, c'est dommage faut que je retire. Faut que tu me dises, le demi c'est un 8. Tu vas faire pétance, je casse un tour à l'église. Ir vakar Stonkus kažką artito darė. Vietoj suknisto šokio per minutės pertraukėlę, kur išeis mergaitės ir ten apsimesim, kad faina. Išėjo svarbių momentų, mergos ploja, o tas dainuoja.
Žaliai balti. Ir kaip tik tada visa arena pradeda pasijunginėti, lietai, užtikrintai, nuoširdžiai, tvarkingai, balsingai. Šitaip galima išmokyti kauniečius nebūti kompleksuotais. Man irgi žymiai labiau patiko, tu galėjai ištobulinti, bet tai yra realiai pirmas kartas. Kartais gali atrodyti keistai, bet žymiai keisčiau viskas atrodo, kai 15 000 žmonių ir girdis kaip tas kamuolys atšoka nuo parketo. Ta idėja patiko, ją reiktų nepaleisti ir man atrodo galima taip kažkaip išjudinti. Ir vakar Stonkus kažką arti to darė. Vietoj Я знаю, там Марина Рась. Хочу, что там Марина Рась нет. vasara, jau saulė nusileido, saulio apšvies. Matai, kas būna, kai paspaudai ir palaikai žėlius duką. Dabar pasidaryk su draugais. Per 10 dienų surinkom 200 000 monetų, tiek, kiek reikia tikslui, kad keliauti į Lietuvą. A, Jezu.
neskeliausim į Lietuvą, dabar laukiu tik tai, kol daiktai atvyks iš Amazon.da ir viskas. Kelionė į Lietuvą garantuota, dėkui, kad jis prisidėjo. Ypač malūnui dėkui, nes prisidėjo pusę sumos, galima sakyti. Daugiau negu pusę. Dabar rinksim ant alaus. Per 10. Kas yra vėl? Ale, nu nesuprantu, nevažiuoji mašina. Nevažiuoji? Pamačiau. Nu davai, pagazuok, parodyk, kas yra. Padarau vam landašį. Meilė mano, Taip. jeigu tau sumokėtų 5 milijonus dolerių ir jeigu sakytų, išsiskirk su Odeta, ką tu darytum ir kaip tu pasielgtum? Купила себе бизнес мой, так угаслась и наша любовь. Так угаслась и наша любовь. Так угаслась и наша любовь. Ну, jeigu tik nuoka netilpsi, tai paprašysiu, kad kažkas mane apšlifuotų ir tada tai по-любому tilpsiu. O jeigu tu daugiau klausim, tai klauskit, sakysiu, vidifaktų. Kreste, saldainiuk tu mano neišluptas. Girdėjau šitą tavo savaitgalio spektaklį, palinkėjimus, kad gimtų neįgalus vaikai ir taip toliau. Dieve, gal mes tu nahui tą savo kortas ir pizdink tą sekmadienį tą bažnyčią. Išgerk tą viedrą, šventinto vandens ir išsepė žvakotėmis. Juk žiūrėk, visam tas padėjo. Ups, raganau, manau ir tu neišimtis. Kreste, saldainiuk tu mano neišluptas. Girdėjau šitą tavo savaitgalio spektaklį, palinkėjimus. Nu, atsiuks už vakar, parinko prieškį pinigėlę dabėlį. Nu, bet kažkaip labai jau taip silpnai. Kas čia per nesąmonė? Galėjom biškį geriau. Nu, suprantu, algų kiekvieną dieną nemoka. Nu, bet tai vis tiek net paskolų yra visur pasimt. Gerai, tiek to. Kas iš Lietuvos aš jau atleidžiu? Šiandien, blėt, lietuvių anglai, na, kurie čia sėdi, gavo algas. Taip, kad nusprendžia, tie, kur surinko 407 svariuks, norėčiau biškį padidintą sumą. Žaisiu beklus ir vėl tiesiog pridėsiu tą šiandienos sumą prie tos sumos. Nu, man gėda siūs tokią mažą sumą. Ну как мне выбросить, вычеркнуть, выкинуть? Ну как мне выбросить? Самина, вака, самина, зангарева. Samina. Lituanija. Sveiki, mano vardas Liana. Visiškai nemoku šios kalbos. Tai yra labai sunku. Aš pabandysiu. Aš gyvenu Los Andžele. Leisk man parodyti to savo dieną. Let's go. Aš vairuoju mašiną. Prijojome prie supenių. Aš sportuoju. White. American white.
Lithuania. Sveiki, mano vardas Liana. Visiškai nemoku šios kalbos. Tai yra labai sunku. Aš pabandysiu. Ar kokią bakelio arba kibiriuką, kodėl ten padėdėm? Aš kibiriuką ir bakelio aš neturiu, švaraus neturiu. Reikia nusipirkti. O man tai užtenka suolai pastatyti, paprastą bambaliuką užtenka. Ir man užtenka butelę Vasilę. Ir pjaunu iki šubutelį. Ir per naktį palieku, o ryte atsikeliu, pilna sulos. Ir vėl naują butelį pastatau. Man gerai su butelį. Per 10 dienų pasiekėm tikslą, mes varysim į Lietuvą, bet trūksta tik tai laukti daiktų iš Amazon.de. Sulaukėm daiktų, siuntų visų ir keliaujam. Dabar ateinam į laivą. Per 10... Ai, dabar noriu bandelės nesuvalgyti, jos vakarą labiau norėčiau. Aha, ir ten sakė. Ai, va, kur bandelė? Вакцины, как раз таки. Вакцинировался я, только толку не я. Все равно перепадет, зато много антител. Ha
va, kaip eina pas mane sula, jau 5 bambalis pribėga pilnas, va, jau 5 bambalis bėga pilnas. Pelkę vietą, jau 5 bambalis, tai va, einam dar vieną bambalį nešdėti. Vėl toj pribėgs. Sulos, nu va, kokia gaivi skani sula, dargo. Nu ko, einam nešti bonkę kitą. Nu ką, nešam vėl kitą butelį statyti, va, pradūriau skylės. Einam statyti. Jūs man čia sakėt, blogai aš vietoj skylę pradūriau, nes čia nebėgs, telkiai viskas jau čia bėga, va. Netgi, va, kai būna jau per daug sulos, va, jau čia pradeda bėgti. Viskas čia labai gerai, viskas padariau, viskas čia labai gerai bėga. Nu va, kaip eina pas mane sula, jau 5 bambalis pribėga pilnas, va, jau 5 bambalis bėga pilnas. Pelkę vietą, jau 5 bambalis, tai va. Kuris žaidėjas yra daugiau atkovojęs kamuolių per karjerą? Pradedam nuo LKL. Pradedam. Artūras Jomantas ar Žydrūnas Urbonas? Urbonas. Artūras Jomantas 3 visų laikų LKL, Urbonas tik 7. Ok, žymiai ilgiau žaidžia, ne? 2195 pas Jomantą per 576 rungtynės, pas Urboną 2060. Dvi legendos, Tomoka Berdas ar Robertas Jeftokas, Eurolyga. Jeftokas? Teisingai. Robinis 789 per 172 mačius, 4,6 vidurkis. Tomoka 603 per 73 mačius, 9,1 vidurkis, bet Robinis čia turi ilgamžiškumą. Arvydas Sabonis ar Dom Sabonis? Tėvukas ar sūniukas? Tiesiog, nu, žymiai ilgiau žaidė. Ne žymiai ilgiau, bet sūnus vis tiek. Mačių pats Domantą 575, pas Arvydą 521, bet Domantas buvo 5709, Arvydas tik 3814. Obuolys nuriedėjo netoli, bet Obuolys geresnis už Obelį. Kuris žaidėjas yra daugiau atkovojęs kamuolių per karjerą? Pradedam nuo LKL. Pradedam. Artūras Jomantas ar Žydrūnas Urbonas? Urbonas. Artūras. Sveiki visi, parodysiu, kaip atrodo mano penktadienis. Tai nuėjau mokyklą, tada mane mama pasiėmė, nuvežė į LRT filmavimus. Tenais mane labai gražiai padažė. Filmavom YouTube LRT kanalui video su pedago Gorneliu, greitai pamatysite. Labai graži studija. Davė mums atsigerti Coca-Colos, pavalgėm keksiukų. Tuomet aš įsėdau į tą autobusą, bet ne toj pusėje ir atsiradau stotyje tyčia. Nuvažiavau su draugė pavalgyti sušių, nuėjom iki Sportlando pasižiūrėti batų, įsėdau autobusą ir grįžau namo. Viso gero. Sveiki visi, parodysiu, kaip atrodo mano penktadienis. Tai nuėjau mokyklą, tada mane mama pasiėmė, nuvežė į LRT filmavimus. Tenais mane labai gražiai padažė. Ten švelniai leisdavos lietus ten, tyliai krito planetos ten, pievos buvo saulėtos, gėlėtos ten. Kodėl manęs atsiprašyk? Už produkt. O tai ką laimėjai? Laimėjau, nes aš teisus. Tai nesvarbu, bet tavo mergina. Tavo mergina. O tu moki elgtis su mergina? Moku. Nu tai va, tai parodyk. Nepatinka į pas kitą nahui. Taip. Mylėk tokį, koks esu, blėt. O, šešėlė. Va čia dabar. Liežuviu laužysiu.